Onuškėje, mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje, tradicinė valstybės dienos šventė dviejų gimtinių nebūna, prasidėjo šventomis mišiomis Onuškio šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje. Gausus tikinčiųjų būrys ne tik meldėsi už Lietuvą ir Onuškio krašto žmonės, bet ir klausėsi klebono Algimanto Gaidukevičiaus nuoširdaus pamokslo. Po mišių bažnyčia užliejo styginių instrumentų melodijos, kurias dovanojo Vilniaus Suzuki metodo centro jaunieji muzikantai. Vadovė Jelena Gliaudelienė, akomponavo Lina Vaitkuvienė. Bažnyčioje prasidėjusi šventė persikėlė į Kipro Petrausko aikštę. Scenoje sveikinimo žodį tarė ir visus susirinkusius sveikino Onuškio seniūnijos seniūnė Zita Aniulienė. Tai progai parašiau žodžius, bet kadangi žinau, kad pamiršiu, tai paskaitysiu. Dainuoju Lietuvą. Dainuoju Lietuvą. Daina Vilnyje papieviais, kloniais ir miškais. Tarytum audžia šilko giją, motulė tyliai vakarais. Ji plaikstos vėjyje, ilgėja, lengvai plevena virš galvos, žiedais pražįsta pinavėjų, lelijos žiedų prie tvoros. Šakojas ąžuolais, pakvimpa liepom, beržais linguojant galvos ir aido atgalios sugrįžta vardas, brangiausios žemės Lietuvos. Taigi dar kartą noriu pasveikinti visus čia atvykusius, svečius, šventės dalyvius, plenero dailininkus, visus organizatorius, visus darbuotojus, kurie šiandien visą dieną ir jau ne tik šiandien, 3 dienas jau dirbo, kad šita šventė būtų jums, kad pavyktų mums ir būtų įdomi jums. Ir raginu visus dainuoti. Dainuoti taiką po Lietuvos dangum, dainuoti bendrystę, dainuoti tautišką giesmę šiandien Onuškėje, dainuoti gyvenimą. Tad dainuokime šiandien visi kartu. Su visais drauge džiaugiasi ir nuoširdžių žodžių susirinkusiems tarė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šatienė. Labai smagu tokią ypatingą Lietuvai dieną būti čia kartu su jumis. Už tokią galimybę turėčiau padėkoti Liudai už kvietimą. Norėčiau jūs visus pasveikinti su valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo bei tautiškos giesmės diena. Tačiau dar labiau norėčiau pasveikinti tą progą, kad Onuškis yra mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Šis titulas pažymi, ko gero, įprasmina tuo ilgametį darbą kultūros srityje, tą nepailstamą Lietuvos tradicijų puoselėjimą. Ir tai darote jūs, todėl simboliškai lietuvėlė nušviesta mažųjų Lietuvos kultūros sostinių šviesa. Na, o jum visiems tikėjimo, meilės, bendruomeniškumo ir žinoma gero vakaro, gražios šventės šiandieną. Ačiū Virginija, ačiū, kad tu skirėte savo laiką mums, labai. Mes irgi simbolinę dovanėlę turime. Mūsų kultūros sostinės simbolį – gaidelį. Po sveikinimų bendraminčių baikerių kortežas į aikštę atvežė tapybos plenero dalyvius. Lietuvos dailininkų sąjungos narius. Liliją Valatkienę, Arvydą Bagdoną, Svajūną Armoną, Liną Gelumbauską, Audrių Gražį, Arvydą Kašauską, Vytautą Pošką, Onuškietį Vydą Kasperavičių ir kraštietį Audrių Ražanauską. Tikrai gerą darbščią dalį žmonių, bet aš tiesiog negaliu neįvardinti tų vyrų, kurie taip dirbo ir taip aukojo savo 2 darbo dienas
tam, kad jūsų paveikslai turėtų pačią nuostabiausią ekspoziciją. Nes tapybos darbas turi būti vertas, ar ne? Būtent to, kad atrodytų tikrai dailiai, patraukliai ir ilgaamžiškas. Šventinė nuotaika dovanojo ir susirinkusius dainomis džiugino net 30 mečių scenoje gyvuojanti grupė Žvaigždžių kvartetas. Onuškio scenoje pasirodė visiškai atnaujinta sudėtimi, bet su tomis pačiomis dainomis, kurias dainavo ir jaunas, ir senas. Onuškiečius ir miestelio svečius užbūrė žinomas dainininkas, tenoras, tarptautinių dainų festivalių laureatas, operos solistas Merūnas Vitulskis. Niekur nerasi. Maestro! Nu ką, gražuolės, pajudam truputį, ką? O tie, kas sėdi, galite atsistot, biškį pajudėsim prieš spektaklį, gerai? O gražuolė, praėjai gatve, o gražuolė, tu pritrenkei mane, o gražuolė. Aš gal tikėti jau negaliu, kad gali būt gražių tokių. Judam, gražuolės ir gražuolė. O gražuolė, pagailėk manęs, o gražuolė, žygio nebetęsk, o gražuolė. Jei iš karto atsakyk, ar vieniša šiandien esi. Juda, vyrai juda, moterytės visi judam. O gražuolė.
dieną drauge, tau būsiu geras ir toks švelnus, kartu sapnuosim nakties sapnų. Liaudiškai viso, bet žmonės, mėlieji, 9 valanda jau sekundė kita ir atėjo. Tai pasiruoškime, greitai susijungsime su viso pasaulio lietuviais, nes dainuosime pačią brangiausią lietuvių giesmę, tautišką giesmę. Jums man už nugaros Lietuvos ansamblio choras. Ačiū, mėlieji. Ko gero dar niekada ši aikštė tokio choro skambesio, tokios ypatingai svarbios giesmės tikrai dar nėra girdėjusi. Aš manau, mes buvome kaip aidas Vilniaus sostinėje vykstančios dainų šventės. Ačiū labai. O dabar noriu jums pristatyti atvykusius svečius, nes, kaip ir minėjau, Vilniuje ošė dainų šventė, visi vyko į ją ir dabar skubiai parlėkė pas mus. Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Vilkauskas. Prašome į sceną. Labas vakaras, brangus Onuški. Žinokit, važiavau pas jūs, galvojau vieną kalbą, bet po tautiškos giesmės atėjo galva visai kita. Pirma, noriu jums padėkoti. Padėkoti, tikriausiai kiekvienas iš jūsų jautė tą virpulį, kai giedojom šią giesmę. Jautėte tai, kokia esam galinga tauta, kokia esam vieninga tauta. Ir kaip didžiuojamės tuom, kad esame lietuviai. Ar taip? Per tyliai mes ar džiaugiamės, kad esam lietuviai ir esam tokia galinga tauta. Tikrai taip. Tegul mūsų širdise žydi vienybė. Didžiuokime tom, didžiuokime savo istoriją. Ir ne tik didžiuokime savo praeities dienomis, bet ir galvokime, kaip kurti Lietuvą. Kaip nepavesti savo protėvių, kaip eiti į priekį ir kaip išlikti tą gražią, galingą trispalvę. Tegul mūsų širdise dega Lietuvos vardas, tegul mūsų širdise dega ta trispalvė. Su valstybės diena, brangus Onuški. Labas vakaras. Mielos sesės ir broliai, lietuviai. Ši diena yra
didinga mūsų valstybei, nes šitą valstybę mūsų seneliai, proseneliai, kunigaikščiai kūrė ir dabar palieka kurti mums. Žinokit, grįžau iš dainų šventės vietos, nes vakar buvo šokių diena, šiandien dainų diena Vingio parke ir esu tikrai labai emociškai tiesiog pakrautas, tiesiog man širdis džiaugiasi, kiek ten žmonių, o dar labiau džiaugiasi, kad ir maži kaimeliai, mažos Lietuvos vietovės tiesiog vienijasi per kultūrą, per šokį, per muziką, per bendravimą. Tai yra didžiulė vertybė. Ištarkite vienas kitam nuoširdžius sveikinimus, juk valstybė esate jūs. Mėly Onuškio gyventojai, sveikinu jūs su mažosios Lietuvos kultūros sostinė. Pasiplokit savo. Esat labai kūrybingas kraštas. Džiaugiuosi, kad turite tokių galimybių kaip šitą didžiulę sceną, kaip Mažvydas, kuris skambės visom prasmingom melodijom. O svarbiausia, kad esate jūs čia. Su valstybės diena. Taip pat dar buvo įpareigotas perduoti sveikinimus nuo Seimo narės Editos Rudelienės. Perdavė jums šilčiausius linkėjimus, didžiausią meilę ir jinai puikiai atstovauja mus dabar dainų šventėj. Tai perdodam į linkėjimus, žinau, kad mano komandai filmuoja ir nusius video, tai ar galim duoti kažkiek garso ir parodyti, kaip puikiai čia švenčiam? Dar garsiau negu dainų daineliai. Dainų šventė, atsiprašau. Ačiū. Ačiū Jums labai, merė. Nepabėkite, mes žinokit svečių neišleidžiame tuščiom rankom. Mūsų simbolis gaidelis, o čia jų visa puokštė, tiesiog, taip sakant, visas pulkas. Tai prašom. Saldžioji dovanėlė, Seimo narys taip pat pabėgo, tai jūs kad pakeliu eidamas ir jam perduosit. Ačiū labai. Ir poniai Editai Rudelieniai. Galima dar daugiau paimti. O gal vaikučių yra kur mažų pakeliui? Labai džiugu, vaikučiai, nusiteikite gauti ledinukų. Prašom, krepšelį grąžinkit. Vaikučiai, prašau, ateikite čia, pasidalysim saldainį. Ir bus negėdokį gaidelį. Labai džiugu jūsų, kuo toliau to daugiau matyti. Didžiuojamės jumis, didžiuojamės savo šventę, didžiuojamės savo tradicijomis. Aš labai dėkoju Milanai, kuri pristatys neužilgo Mažvydo pristatymą pateiksiu jums, o prieš tai aš noriu pakviesti į sceną Egidijų Kavecką, valstybinio Lietuvos ansamblio choro vadovą. Ar Egidijus mane girdi? Gal galit pakviesti? Egidijų Kavecką. Vyriausias dirigentas. Pasitikim plojimais. Štai šitas žmogus. Mes, Egidijau, papasakosim, ar ne? Buvo toks metas, kai mes galvojame, kad o jeigu tapsime tą kultūros sostinę, svarstėm, paskui jau sužinojome, kad tapome. Ir taip mąstėm, kas čia galėtų tokį įvykti, atsitikti. Ir Egidijus pasiūlė, ką? Tiesiog kūrinį, kurį tu ir išgirsit. Tai aš, kaip ir sakiau, kadangi kultūros sostinė, tai reikia parodyti tikrąją kultūrą. Ačiū, Egidijau, būtent šito žmogaus dėka mes tik tai svajojame būdų, kad kaip būtų šaunu, kad Mažvydas atsirastų tokiam mažam miestelėje. Svajojom, patys netikėjom. O pasirodo, kartais svajoti visai pravartu ir svajonės pildosi. Pildosi, kai tu atitinkamų laikų kreipeisi į atitinkamas instancijas, paruoši atitinkamus projektus. Ir štai, brangieji, jūs turite pačią nuostabiausią progą, turbūt, nežinau, visuose mažuose miesteliuose, tai ko gero yra pats didžiausias įvykis, kai toks kūrinys jums bus pristatytas čia, gimtajame krašte, mažajame miestelėje, mūsų mažojoje kultūros sostinėje. O į kultūrą kūrėme kiekvienas pats, kiekvienas savimi, savo asmeninių pavyzdžių. O jeigu susivienijam, tai vyksta nuostabus dalykai. Pleneras,
Jūs jau aplankėte, manau, paveikslus, kurie šiandieną jau yra eksponuojami didelės apimties. O čia didžiulinis projektas prieš jūs. Taigi, Egidijau, dar kartelį tau ačiū. Pats nuoširdžiausias ačiū, širdingiausias. Tavo sumanymas jau įgijo prasme. Ačiū Liudai, iš tikrųjų. Ačiū jums visiems. Nebūtų jūsų, nebūtų mūsų, nebūtų tokių švenčių. Ačiū rėmėjam, jie buvo jau paminėti, aš juos mielai paminėsiu, bet jau dabar laikas koliažiniai operai. Milana, pristatyti. Tai koliažinė opera Mažvydas. Valstybinio ansamblio Lietuva programa yra vienas iš bandymų prisiliesti prie klasikos, atveriant ją ir paverčiant sava, suprantama ir artima kuo didesniam žiūrovų ratui. Koliažinis žanras klasikinės operos pagrindu vienyje įvairius muzikos stilius. Todėl opera Mažvydas sujungia tautinių ir simfoninio orkestro styginių instrumentų, varinių pučiamųjų ir elektroninės muzikos skambesį. Kino filmams būdinga muzika ir populiariosios muzikos stilių. Koliažinė opera Mažvydas viena reikšmingiausių Lietuvos programų, kurioje gyva istorija perteikima visais pojūčiais. Skaitoma sceninė knyga. Istorinius įvykius prikelti scenai, priminti, kad atmintis gyva tiek, kiek mes patys ją puoselėjame ir liudijame. Šiandieninio ansamblio veiklos esmė. Projektų globėjas prezidentas Valdas Adamkus. Premjera buvo skirta nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui ir Justino Marcinkevičiaus 90-osiams gimimo metinėms. Malonaus žiūrėjimo. Pamėgink. Yeah.
Žinot, aš matomai pirmas kartas, kai aš turbūt nesurasiu žodžių. Aš tiesiog net nežinau, ką sakyti. Mes labai džiaugiamės. Aš žinau, ką sakyti. Su švente visus. Mes labai džiaugiamės, kad jums patiko. Mes labai didžiuojamės tuo, kas čia įvyko. Tai buvo nepakartojama, tai buvo nuostabu, tai buvo širdinga, jausminga. Pritaikykite kiekvieną. Matot, žodžių trūksta. Matomai, čia ir yra svarbiausia, kai tu neturi ką pasakyti ir tave užvaldė jausmai. Tai yra pati nuostabiausia turbūt padėka. Ačiū. Nepakartosiu.